Sveiki, bičiuliai. Saulutė šviečia, miela, gera ir malonu. Sulaukiau klausimo, ką gero galiu pasakyti apie 1,6 TDI Volkswageno variklį. Tai visų pirma pradėsiu galbūt nuo pagrindinių bėdų, kas būna su tais varikliais ir į ką reiktų atkreipti dėmesį perkant tokį automobilį, kuris turi būtent tokį variklį. Tai kalba bus apie 1,6 TDI 77 kW. Tai visų pirma, jų pagrindinė bėda yra purkštukai. Purkštukai, tai sakykime numeris 1 bėda, kuri galimai nusipirkus tokį automobilį, jūs tikrai užklups. Tačiau vėlgi, pasikeitus purkštukus arba juos restauravus, tas variklis važiuos. Antra, sakyčiau, tokia bėda, tai yra pačios turbinos. Tai irgi gana dažnas gedimas. Todėl nenustebkite, jeigu tokį automobilį važiuosite apsižiūrėti su tokiu varikliu ir rasite turbinos defektą. Ir sakykime, dar būtų tokios pagrindinės bėdos, tai vandens siurblys ir termostatas. Tai kai ieškote automobilio, telefonu būtinai pasiklauskite, ar buvo pakeistas vandens siurblys, ar buvo pakeistas termostatas. Dabar, ką galiu gero pasakyti apie tos variklius? Iš tikrųjų, patys tie varikliai, jie nėra prasti. Daugiau, kaip matot, kad išvardinau, problemos yra aplink tą variklį. Tai turbina, ten vandens siurblys, termostatas. Bet pats variklis iš savęs, jis tikrai nėra blogas. Jis 1.6 nepavadinčiau, kad yra mažalitražis variklis, sakyčiau, tai yra vidutinis. Ir vienai įmoniai esu pirkęs 5 ar 6 kadžius, dabar neatsimenu, tas buvo prieš gerus 3 metus. Ir tie visi kadžiai turėjo būtent 1,6 TDI 77 kW variklį. Ką aš padariau su tais automobiliais? Tai užčipavau pirmu steidžiu ir sukėliau jiems 103 kW. Tai reiškia, padariau kilovatus tokius, kaip kad būtų 2 litram. Visi tie kadžiai automatai ir patikėkit, nei automatam kažkas atsitiko, nei dar kažką traukė labai gerai. Tas 1.6 pačiupotas iki 103 kW, jis traukia geriau, netgi galiu pasakyti, nei originaliai 2 litrai 103 kW. Tai va. Ir po šiai dienai ta įmonė jau 3 metai praėjo, važinėja su tais kadžiais ir atsimenu, kad kai pirkom tos kadžius, kadangi jie norėjo būtent, kad būtų praaukštinti, tai yra, atsiprašau, prailginti, tai kaip sakant, long bazę, tai vėlgi jų nebuvo didelis pasirinkimas, todėl pirkom juos su ganėtinai nemaža rida, jau buvo kažkas 350, 341, man atrodo, buvo 380 tūkstančių rida. Ir 3 metai praėjo ir jie toliau važinėja. Su tais kadžiais įmonės vadybininkai važinėja po visą Lietuvą, malą kilometrus suka ir viskas, kaip sakant, gerai. Jeigu atsitinka kažkas, tai dažniausiai su purkštukais, tos purkštukus jie susitvarko ir toliau vėl važiuoja. Tai va, apibendrinus, tikrai pats variklis nėra prastas, turi ganėtinai neblogą resursą, bet yra, kaip ir aš sakau, su kiekvienais varikliais kažkokie tai niuansai, su kuriais tu arba susitaikai, susigyveni, juos pasikeiti ir toliau važiuoji, arba, kaip sakant, ieškais kito, bet kitą variantą susiradęs, tai vėlgi turėsi to varianto problemas, su kuriuom arba susitaikysi, arba ne. Kaip aš sakau, negendančių automobilių nėra. Yra tik tais prasti savininkai. Iki. Jeigu pažiūrėjai šitą video, kaip visada, neužmiršk paspausti laiko, pasidalinti, palikti komentarą, bei paspausti follow, jeigu dar to nesi padaręs.